Mėly konferencijos dalyviai. Praeitais metais Lietuvos individualiosios psichologijos draugija mano projektą tėvų grupė Išminties sodas vertino 2. vieta. Ir šiandien aš trumpai pristatysiu, kaip sekėsi vykdyti šį projektą Švenčionių rajone. Projektą buvo nuspręsta įgyvendinti 4 rajono mokyklose ir 2 iš jų nėra įsteigtų psichologo etatų. Rajone problematika yra štai tokia. Daug vaikų ateina į mokyklą iš tokių šeimų, kuriuose stokojama meilės, pagarbos jaunai asmenybei, vartojamas alkoholis. Neretai šeimos susiduria su bedarbystės problema ir dėl to susidaro sunki materialinė, ekonominė situacija šeimose. Išgyvenama šeimų krizė, tai yra skyrybų krizė. Kai kurie vaikai auga kartotinėse šeimose arba nepilnuose. Tačiau tėvų grupėje buvo kviečiami dalyvauti tėvai nebūtinai susidūrę su panašiomis problemomis, tačiau tiesiog kurie norėjo dalyvauti šiame projekte. Buvo iškeltas toks programos tikslas – vykdyti įvairaus amžiaus vaikų tėvų psichoedukacinį švietimą, kuris galėtų pagerinti vaikų ir tėvų santykius ir būtų paremtas Adlerio idėjomis. Buvo tokios numatytos grupės temos. Koks turi būti mano vaikas, kai jam jau teks palikti tėvų namus? Analizavome vaiko pozicijos šeimoje reikšmę, vaiko asmenybės, jo charakterio formavimuisi. Aiškinamės, ką vaikas nori pranešti savo tėvams, klaidingų savo elgesį. Taip pat analizavome auklėjimo stilių. Bausmes bandėme pakeisti loginėmis elgesio pasekmėmis. Mokėmės padrąsinti vaiką, efektyviai jį išklausyti. Aiškinamės, kokia yra šeimos susirinkimo svarba. Na ir kiekviena grupė buvo baigiama pozityvia tema – 5 meilės kalbos. Kokios tai darbo su tėvais formos buvo naudojamos? Tai pirmiausia, kiekvienas susitikimas buvo skirtas atskirai temai. Ir buvo pateikiama informacija apie temą, diskutuojama grupėse, analizuojama ta informacija, kiek tinka kiekvienai šeimai. Kai kuriams temams buvo pritaikytas anketavimas. Sunkesnės probleminės šeimos situacijos buvo sprendžiamas psichodramos užduočių pagalba ir kiekvieną kartą tėvams buvo skiriami namų darbai. Tai yra, tėvai gaudavo informaciją, privalomąją medžiagą, kažkokia būtent tą dieną nagrinėjama tema ir jie turėjo ją perskaityti, analizuoti vaikų elgesį ir stebėti jų elgesio pokyčius. Pirmąją grupę vedžiau Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje. Ši gimnazija yra didžiausia rajone, joje mokosi 670 mokinių. Sakyčiau, kad vaikai į gimnaziją susirenka iš labai skirtingos aplinkos ir viena iš tokių ypatumų, tai yra 3/3 vaikų gyvena kaimo vietovėse. Grupę surinkti buvo pakankamai sudėtinga. Po viešos informacijos bendrame tėvų susirinkime, tėvų grupėje sutiko dalyvauti tik viena mama. Į kitas mamas teko kviesti į grupę individualiai. Tačiau visos, kurios dalyvavo grupėje, tikrai buvo patenkintos ir geranoriškai priėmė siūlomas idėjas, darbo metodus ir buvo išbandomi tokie metodai kaip psichodrama. Štai keletas akimirkų iš psichodramos užduočių. Buvo taip pat grupinis darbas. Štai čia mamos analizuoja savo vaikystės patirtį ir kaip tą patirtį galėtų pritaikyti savo vaikų ugdymui. Mokėsi efektyvaus klausymosi įgūdžių ir būtent tos įgūdžius turėjo pritaikyti savo šeimose, mokėti išklausyti savo vaikus. Taip pat individualios užduotis buvo atliekamos.
Na ir sakyčiau, grupė tikrai buvo sėkminga. Antrąją grupę teko vesti Svirkų pagrindinėje mokykloje. Tai nedidelė kaimo mokyklėlė, joje mokosi 57 mokiniai su parengiamąja klase. Pagrindinė problematika kaimo vietovėje yra ta, jog didelė bedarbystė ir neretoje šeimoje vartojamas alkoholis. Grupę padėjo surinkti mokyklos administracija. Nuotraukoje mokyklos direktorius Algis Uzela ir tėvai dalyvavę grupės veikloje. Taip pat buvo psichodramos užduotys atliekamos ir tėvai labai noriai jas atliko ir būtent tą patirtį analizavome ir po to bandėme spręsti, kaip reikėtų keisti tos santykius šeimose. Individualios užduotys atliekamos ir tikrai tėvai aktyviai reiškia savo nuomonę apie vaikų auklėjimo stilių, aktyviai dalinosi savo patirtimi, na ir grupė tikrai buvo smagiai vykdyti. Trečiąją grupę vedžiau Švenčionėlių jaunimo mokykloje. Mokykla yra ypatinga tuo, jog labai nemažai vaikų yra iš vaikų globos namų. Mokykla nėra didelė, apie 250 mokinių joje mokosi, bet šioje mokykloje grupę buvo surinkti ypatingai sunku, dėl to projekto vykdymas užsitęsė net kelis mėnesius. Tačiau mamos, kurios sutiko dalyvauti grupės veikloje, buvo aktyvios ir labai iniciatyvios. Išryškėjo šioje grupėje tautiniai skirtumai. Visos mamos rusakalbės. Ir man asmeniškai buvo labai įdomu ir su jomis man patiko labai dirbti dėl to, kad jos yra labai emocingos, labai atviros, nuoširdžios. Šioje grupėje mes buvome kaip viena šeima. Mes dalinomės vienos kitų sėkmėmis. Dar kartą džiaugiamės drąsiais, išmintingais poelgiais. Išgyvename sunkius gyvenimo momentus ir dar kartą bandėme analizuoti, kaip galima juos spręsti, kaip reikėtų koreguoti netinkamą vaikų elgesį. Šiuo metu vyksta grupė Švenčionių pradinėje mokykloje. Mokykla taip pat nėra didelė, 250 mokinių joje mokosi ir kol kas vyko tik tai 2 užsiėmimai šioje mokykloje. Bet tėvai susirinko net 7 ir vienas yra tėvelis, kitas mamos. Galima apibendrinti pasakyti, kokias pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria šeimos. Tai yra daugelis tėvų skundžiasi dėl to, kad vaikai labai daug laiko praleidžia prie kompiuterio. Jie naršo internetiniuose portaluose, ypatingai mergaitės daug laiko praleidžia bendraudamos pokalbių svetainėse su bendramžiais, o berniukai daugiausia žaidžia kompiuterinius smurtinius žaidimus. Pradinių klasių tėvai išgyvena dėl to, jog vaikai nesavarankiški. Jie negali pradėti bet kokio darbo, pamokų ruošos, be tėvų paskatinimo, be padrąsinimo, ir be pagalbos užbaigti tą užduotį. Paauglių tėvai išgyvena labai neigiamus jausmus ir pyktį, ir bejėgiškumą, ir tikrai ir liūdesį, dėl to, kad vaikai netinkamai elgiasi. Ir tas netinkamas elgesys pasireiškia prieštaravimu, ginčais, įrodinėjimais savo teisybę. Ir tėvai dėl to tikrai labai išgyvena. Ir daugelį šeimų dar būdingas vaikams netvarkingumas. Labai sunku tėvus pakviesti į grupę, kaip jau ir Jolita sakė, susidūrė su tokiais sunkumais, kad tėvai tarsi priima tą informaciją, kad čia bus tikrai įdomi ir vertinga ta grupė, bet neturiu laiko. Pagrindinės motyvas, tai jog neturi jie laiko. Ir dar kartais susiduriu, vesdama grupę su tokiu sunkumu, kad tėvai sako, tiesiog nori konkrečių labai receptų, stebuklingų, tinkančių būtent tai šeimai, būtent tai šeimos situacijai.
negali kūrybiškai pritaikyti tos informacijos, kuris svarstoma grupėje. Na ir buvo sėkmių. Man labai patiko tai, jog aktyviai dalyvavo tėvai grupėje, aktyviai reiškė savo nuomonę, jiems buvo įdomios ir priimtinos programos idėjas. Ir labai smagu, kai tėvai dalinasi patirtimi. Jeigu keletas tėvų iškelia kažkokią bendrą problemą, kuri aktuali kelioms šeimoms, atsiranda vienas ar keli tėvai, kurie pasako, man pavyko taip daryti, pabandyk ir tu, tau tikrai turėtų taip pat pavykti. Ir tėvai mielai priima tokias idėjas, tokius pasiūlymus. Arba dar, būtent tėvų pasakymai, atsiprašyti savo vaiko sunku tik pirmą kartą. Jeigu pirmą kartą peržengsti per savo savigarbą, antrą kartą bus atsiprašyti daug lengviau. Na, ir dar labai smagu, kad grupė buvo bendrai susitelkusi, aktyvus jų dalyvavimas, palaikymas vieni kitų. Ir mačiau tėvų pokyčius, jog tėvai grupės eigoje keitėsi. Jeigu pirmus keletą užsiėmimų dalyvavusi mama buvo su kepure, su šaliku užsiviniojusi iki nosies, jau vėliau buvo be kepurės šalikas nuslydo ant pečių ir mačiau, kad mama pradėjo aktyviau dalyvauti grupėje, pradėjo reikšti savo nuomonę ir tai mane taip pat labai džiugina. Įgyvendinus grupės 3 mokyklose buvo informuojama rajono visuomenė laikraštyje Švenčionių kraštas ir išspausdinti yra 3 straipsniai. Projekto dalyviai vertino grupę, čia keletas tų atsiliepimų. Ši grupė suteikia atvirumo ir patirties gyvenime. Puikus projektas, įdomios temos. Jūsų patarimai padeda sunkiomis gyvenimo minutėmis. Ačiū už paprastumą ir nuoširdumą. Čia tik keletas tų atsiliepimų buvo daugiau. Ir tikrai dėkoju Lietuvos individualiosios psichologijos draugijos valdybai už projekto finansavimą, už pareikštą pasitikėjimą. Šis projektas man davė daug. Suteikė drąsos, pasitikėjimą savimi, vedant suaugusiųjų grupės, nes iki šiol man teko dirbti tik su vaikų ir paauglių grupėmis. Ir darbas su tėvais yra kokybiškai kitoks. Tėvai, ko gero, lengviau priima informaciją, geriau supranta instrukcijas negu vaikai. Tos temos, kurios nagrinėjamos grupėje, man artimesnės pačiai, bet ir reikalavimai yra taip pat didesni. Turiu turėti informacijos įvairiomis auklėjimo temomis. Dėkoju už šią vertingą patirtį. Ir manau, jeigu būtų poreikis Švenčionių rajone, galėčiau ateityje vesti grupės, nes tai yra tikrai įdomu. Ir visiems tėvams besirūpinantiems savo vaikų ateitimi, savo vaikų gerovę ir visiems, kurie norėtų geriau įgyvendinti Adlerio idėjas. Ir šį pristatymą norėčiau užbaigti Janušo Korčiko žodžiais. Mylėk savo vaiką bet kokį, netalentingą, nesėkmingą, suaugusį. Bendrauk su juo, džiaukis, nes vaikas tai šventė, kuri kol kas su tavimi. Dėkoju už dėmesį.